Sveiki visi, dar kartelį, sveiki visi tie, kurie myli ir mėgsta regbį, čia jūsų ekranuose Baltijos top lygos rungtynės, Vairas Kalvis Jupoja priima Šiaulių Seksto. Na, aišku, čia apie tą priėmimą daug nereikėtų kalbėti, nepaisant to, kad namų teisėm Vairas Kalvis Jupoja rungtyniauja šiandien. Sveikinimai treneri su pergalė, tokios banguotos rungtynės, kelis kartus leidot grįžti varžovam, ties kurią vietą nulaužėt šiandien rungtynės? Tai tas lūžis turbūt įvyko tik tai antro kėlinio, sakyčiau, po 10-15 minutės gal, kaip ir sakot, jo banguotos rungtynės. Turėčiau paminėti toj vietoj ne visai turbūt mūsų žaidimo kokybė tas banguotumas, bet galbūt vietomis ir priešininkas įdėjo į tai gerų momentų ir jie tikrai, kreditai tai komandai, jie tikrai kitokia komanda, gerai sukomplektuota ir rimtas mūšis, rimtas mačas, tai nėra lengva. Daug dalykų turnyrinėje lentelėje dėliosis rytoj. Čia jau praktiškai vieną koją esat tam ketvirtį, bet lieka rungtynė su Baltreksu. Ten turbūt net jeigu ir užsitikrinsit jau tą tiesioginį kelialapį ketvirtą prieš paskutinį turą, galim tikėtis rimtos kovos ir niekas ten nei 1 centimetro netiduos. Tikrai taip, ta kova su jais yra visada, jinai amžina ir žiūrovo akim ir mums patiems žaidėjams. Tai tas visada yra, tas visada bus. Iš kitos pusės, jeigu turnyrė lentelė sakytų, kad mes 100% tenai, tai reikėtų pasižiūrėti ir sakykime, į komandos gilį to vietoj, kadangi turim, kaip pasakyti, ir žaidėjų su amžium, su patirtim, bet dėja kūnai sako ką kita, tai tas poilsis, priverstinis poilsis, sakykime, to vietoj nebūtų pro šalį. Treneri, toks dežavų, ne pirmą kartą šitam sezone, atrodo, su visom komandom 60 minučių žaidžiat kaip lygų su lygiais ir toliau kažkaip tos paskutinės 20 minučių nesusidėlioja. Jėgų balansas, trumpas suolas ar kokios kitos priežastys? Tai tos pačios priežastys kaip ir pernai. Tiesiog gal tik tai žaidimo kokybė kur kas geresnė negu pernai metais. Jeigu atsimenat, mes labai stipriai antrą kėlinį atidavėm Vairui, labai stipriai atidavėm antrą kėlinį Baltreksui. Tai dabar mes kaunamės iki pat galo. Aišku, labai techniškai protingai sužaidė jų komanda, keletą spyrių per vartus. Labai tvarkingai, gražiai, o mes nepavyko mums šiais metais prasilginti to suolelio, kad jis būtų lygiavertis, kad antrą kėlinį mes turėtumėm tokį šviežumą, stiprumą įnešti, žinot, tokį padaryti lūžį. Pažiūrėkite mane, aš žaidžiu iki pat galo, tenka iš paskutinių jėgų, nors iš manęs ten tokios naudos kaip iš šuns 5 kojos. Bet galiu pasidžiaugti, kad tikrai kokybė pagerėjo nei pernai metais. Tikrai jau esam ta komanda, kurie, kaip ir matėm, daugiamečiai čempionai, jie vežasi žaidėjus iš užsienio, jau stiprinas ir tikrai nejuokauja su mumis. Tai tas labai džiugu. O gal, sakykime, mes per anksti svajojom, kad mes galim paimti ir padaryti tą per 1 metus. Deja, reikia 1-2 metų, gal dar ir 3 prireiks, kad mes ne tik suteiktumėm varžovui solidžią kovą, bet ir laimėtumėm. Tai šiais metais tikrai galiu pasidžiaugti, padėkoti komandom. Nežinau, spręsim po sezono, ar čia mūsų lygis pakilo, ar čia bendrai Lietuvos regbio lygis yra stipriai nukritęs. Tai dar pasižiūrėsim, pasianalizuosim bendrai, sakykime, pasibaigus top lygai, bet tai, ką aš matau, momentais tikrai džiugina mane. O komandai savo palinkėčiau, kad nenuleistų rankų, dar liko 3 varžybos ir reikia tik tai pasimėgauti gerų orų, gerų regbių, gerų teisėjavimų, gerais varžovais stipriais ir žiūrovais, kurių mes turim pilną stadioną.